Kiek nepažintų gėlių gali priskinti į saujas, eidama su lengvumu. Kai viena mintis veja kitą, pavargstu ir tuomet ieškau savo malonių būdų pasinerti į kūrybą. Kaskart išbandau kažką naujo, tik šį kartą jau po kelių molio lipdymo seansų, šeimoje ir bendrystėje, mano dėmesį ilgesniam laikui patraukia kūryba iš molio. Kviečiu susitikti, leidžiant laiką kartu, gamtoje ir susikurti savo svajonių angelą. Tai ne tik kūrybinės dirbtuvės, bet kartu ir gamtos terapija, kuri jaučiu, kad mane ypatingai veikia. Vaikščiosime basomis ant smėlėto ežero kranto, gurkšnosime mėtų, levandų arbatą, leisime savo visiškai pasinerti į kūrybą, paliekant joje dalelę savęs. Tavo angelas taps tuo, kuo tu jį paversi. Svajingas, mylintis ar globojantis, tai priklausys tik nuo tavo įdėto jausmo. Patikėk, drugelių pievoje laikas prabėga nepastebimai. Susitikus nesinori išsiskirti. Čia girdžiu miško siūbavimą, ežero muziką, drugelių sparnų plazdėjimą, bičių dūzgimą, gervių dainas. O šį kartą ir susitikimą parsiveši dar ir rankomis kurtą stebuklą, savo angelą.